Labas, labas. Bene populiariausia dabar tema TikTok'e yra alkoholis. Ir taipogi, kadangi dažnai užduodate šį klausimą, norėčiau pasidalinti su jumis, tai kodėlgi aš nusprendžiau jo nebevartoti ir kodėl tai yra mano pasirinkimas jau 9 metai. Taipogi labai pritarčiau ir tai pačiai Marčiuliai, kuri vėl iškėlė šią temą TikTok'e, nes aš labai tikiuosi, taipogi darydama šį video, koks yra tikslas, kad dar daugiau žmonių susimastys ir bent jau pabandys gyventi būtent be alkoholio. Aš tikrai gerbiu visų nuomonės ir visų pasirinkimus, tikrai vartokit, darykit, ką norite, tai yra jūsų gyvenimas, tai yra jūsų sprendimas, jūs esat suaugę žmonės. Bet kodėl aš to atsisakiau 2016 metais? Tiek saviugdoje, tiek dvasinėme kelyje, tiek kristalų kelyje, meditacijų, praktikų, įvairiausių metodikų kelyje. Esu tikrai labai daug metų ir jau turiu kuo pasidalinti ir neveltui tikiu asmeninės konsultacijas, kristalų parinkimo konsultacijas, ar ne, kaip teisingai pasirinkti ir ko jums dabar reikia. Aš supratau vieną dieną, kad tiesiog aš meluoju savo ir aš iš tiesų negaliu pajausti visko, ką aš galėčiau pajausti, suvokti, suprasti, perskaityti ir kokia ta informacija pas mane ateis tada, kad aš būsiu visiškai blaiva, ne savaitgalį tik tai, ar ne savaitę, o mėnesiais, metais, kaip bus tada. Nes informaciją aš gaudavau, praktikas darydavau, viskas puikiai veikdavo, bet o kas jeigu galima dar giliau? Bet to žinote, kad vartodami alkoholį jūs atiduodat labai daug energijos įvairiausiam būtybėm ir ten išgėrus alkoholio jumise, jūsų namuose, jūsų sieloje, kas ką nori, tas tą gali daryti. Dėl to būna tokių momentų, kai tu nieko neatsimeni, kažkam būna ir balti arkliai, ar ne? Ir įvairiausių net labai skaudžių ir negerų dalykų. Apie tai net nekalbėsime, visi puikiai žinome. Na, be to ši informacija taipogi bus labai suprantama ir kitiems. Kaip taip gali būti, kam bus įdomu, pasiskaitykit, pasidomėkite, ar ne? Tai nėra tik tai kenkimas savo kūnui, ar ne? Savo sąmonį, savo protą, ar ne? Kai prarandate mūsų ląsteles, ar ne, būtent iš smegenų. Ne veltui yra vienas žmogus pasakęs, kad po alkoholio jūs grinai ryte atsikėlę išsisiojate savo smegenų ląsteles, tai čia man kažkada irgi buvo tokia įdomi žinutė. Ir tai sukels labai daug klausimų ir komentarų, okei, rašykit, komentuokit, aš gerbiu visas nuomonės ir priimu. Tai žodžiu, aš nusprendžiau paeksperimentuoti, nedaviau savo jokio kažkokio tai laiko, iki kada aš tai darysiu, tikrai ne mėnuo, ne 2, nesupratau, mėnuo, 2 ir šiaip žmonės galbūt nevartoja, nešvenčia nieko, ar ne, ypatingai jeigu tai žiema, o ne vasara, tai labai paprasta, bet tarkim pusmetis, metai ir aš savo neuždraudžiau, aš norėsiu, aš galėsiu išgerti, ar ne, aš norėsiu, aš tai pasirinksiu, tai mano pasirinkimas, aš nusprendžiau tokį eksperimentą padaryti dėl savo gyvenimo, dėl savęs pačios. Ir žinokit, pradžiai tikrai buvo sudėtinga ir tikrai tai nėra lengva, ypatingai vasarą, kai atvyksta daug draugų, ar ne, šašlykai, ežerai, ten, žodžiu, gimtadieniai, vestuvės, tai yra sudėtinga. Keista, reikia išmokti iš naujo bendrauti, taipogi nepamirškite, kad tikrai pasikeis jūsų aplinka ir jūsų draugai, kurie jūs. Bet aš manyčiau, kad tai irgi yra gerai. Išeina tie, kurie jau nebeturi būti su jumis ir su kuriais jau laikas atsisveikinti. Ateina nauja bendruomenė ir nepamirškite, visada ateis bendraminčiai, todėl nereikia dėl to pergyventi. Tikrai būdavo sudėtinga kai kuriuose situacijose, toksai vidinių iššūkių buvo tikrai daug ir emocijų, ir jausmų, ir iš naujo, kai pamatai žmonės, kaip iš naujo pamatai situacijas, tas pačias vestuvės, vakarėlius. Žmonės galų gale tikrai būna keista ir viduje tas noras, žinokit, tikrai kildavo, tikrai norėdavosi išgerti, tikrai norėdavosi atsipalaiduoti, o kiek dar įvairiausių siųsdavo visata išbandymų kaip tyčia, nes tamsioji pusė netaip lengvai nori tave atiduoti, juk tu buvai iki šiol jų energijos šaltinis, tu buvai jų batarkė ir tu buvai jų maistas. Tai vėlgi čia tam tikrai jau kiti dalykai, ar ne?
Tikrai buvo iššūkių ir kaip tyčia tokių sudėtingų, kad norisi spjauti, va tiesiog išgerti arba prisigerti, ar ne, ir va viską pamiršti tam kartu, aišku, kitą dieną bloga kiti dalykai, bet kartais ant tiek bloga, kad tos problemos atrodo žymiai mažesnės, tiesiog nes tu labai blogai jautiesi. Tai buvo tokių išbandymų tikrai ir po to, kai buvo įdomu iš tiesų per visas praktikas, per meditacijas, kai tu dar geriau save girdi, kai tu neturi tų nuodų savyje, tiek fizinė prasme, cheminė prasme, ar ne, bet tiek ir dvasinė prasme, kai prie tavęs prisijungia ten daugybė gali prisijungti dalykų, esybių, kol tu vartoji, arba jeigu tu esi išgeręs, ten iš jūs atskira kalba, tai yra labai pavojinga dvasinė prasme ir vau, žinokite, aš pradėjau iš naujo pažinti save, nors aš save mokausi save pažinti ir pažindinuosi su savim tikrai daugybę metų, bet tai buvo visiškai naujas gyvenimo etapas, absoliučiai, žinokite, absoliučiai. Tas valymas jisai taip greit neišsivalo iš organizmo, ar ne, ir tikrai turi praeiti ne 1 metai, kol tu būsi galbūt visiškai švarus, kol atsistatys tavo energija, ar ne, visi kiti dalykai, fiziniai dalykai, chemija, visa kita. Bet, tarkim, po to buvo įdomu, va, tas 7 metai, ar ne, kada pasikeičia visos ląstelės, kaip sako, kas 7 metus mūsų ir gyvenimas keičiasi, bet ir organizmas dėlioja ir atsinaujina visiškai ląstelės nuo to, kaip tu 7 metus su savimi elgeisi, ar ne, kuo tu maitinaisi, kaip tu vartoji, ką tu valgai, ten viskas struktūruojasi ir gimsta iš naujo, ar ne, pripildyta tai, ką tu darai. Taigi, o kaip tada, ir žiūrėk, jau 7 metai, ar ne, 8, 9, ir nepaisant tų visų iššūkių ir įvairiausių išbandymų, kuriuos žinau, kas siuntė, tikrai, žinokit, verta, absoliučiai verta pajausti tą gilį, pažinti save, girdėti, ar ne, tas žinutes, girdėti, matyti, jausti, žinoti, gauti atsakymus. Na, čia galbūt labai gilu, galbūt ne visi to užsiema, bet apskritai sveikatos prasme, odos, išvaizdos, miego, emocijų prasme, balansas ar ne, harmonija, ypatingai tos, kurios labai esat jautrios arba turi tas įvairiausias depresijas, daugiau mažiau geriat vaistų, negeriat. Tai čia, žinokit, yra tikrai pirmas žingsnis į sveikimą ir į pokytį gyvenimo visiškai kitokią kokybę. Sakykit, ką norit, bet aš visiškai netikiu ten vyną, sveika ten į dieną po taurelę, nieko panašaus, bet čia mano pasirinkimas, aš tuo tikiu, aš gerbiu ir jūsų nuomonę, jeigu jūs tuo ir netikit, ar ne. Tiesiog siūlau pabandyti, pakviesti ir ko aš labai džiaugiuosi, kad tie žmonės, kurie ateina pas mane, tarkim, dėl kristalų, ar ne, ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės, arba pati, kur dalyvauju, ar šventėse, paaugliai, jaunimas nebegeria alkoholio, ta prasme, aš tikiu, kad yra tų, kurie geria, bet kiek yra jau, kurie negeria, kurie į tai žiūri visiškai kitaip, negu kai mes augome, ir kas vyko mūsų dar aplinkoje. Tais laikais jie dabar visiškai kitaip žiūri ir suaugus, ir kiek dabar yra blaivių vakarėlių. Savaitgalį buvom irgi svečiuose, visiškai blaivas vakarėlis, ir irgi kalbėjome šią temą, kad jie taipogi ir po vestuvių buvo tie mūsų draugai ir panašiai sako, šitiek daug žmonių nebevartoja, tiesiog pirtyse visur susitinkame be alkoholio arba geria nealkoholinį vyną, nealkoholinį šampaną, nealkoholinį alų. Aš dar pradžiai tiesa gerdavau irgi nealkoholinį berods alų, nors alaus nelabai mėgdavau. Bet tiesiog, kad kažką turėti rankoje ir ne, kad ten galbūt neuždavinėtų tiek daug klausimų, nes po to prasideda geriau antibiotikus ir panašiai. Bet man net tai nebeskanu, aš nebematau prasmės, aš nebematau vertės ir to poreikio, ir aš labai dėkinga visatai, kad man padėjo iš to išeiti, ir tikrai labai džiaugiuosi būdama būtent blaivybėje. Tai yra nuostabu visom prasmėm. Leiskite savo bent mėnesį, 2, 3, o galbūt pusę metų, metus, praeisite tam tikrą savo kelią, bet tikrai verta atrasti dalykus ir gyvenimą iš naujo, kur tikrai spalvos ryškesnės. Ir sveikata, ir emocijos, ir lengviau susitvarkysit su savo emocijomis, ypatingai moteris. Ir vyrai, kuriems stogus rauna, kurie yra agresyvūs, pikti. Žodžiu, 10 minučių beveik baigėsi, galėčiau tikrai daug kalbėti šią temą ir prisidedu, žodžiu, prie Marčiulės, kad ji iškėlė šią temą, taipogi labai palaikau, labai kviečiu.
Ir tai yra nuostabus dalykas. Bent jau pabandykite, pradėkite nuo mėnesio, nieko savo nedrauskite, tiesiog kaip į eksperimentą. Ir labai linkiu, kad nepastebėtumėt, kai praėjo jau 10 metų, kai jūs esate blaivybėje. Tai dėkoju visiems už komentarus ir pasidalinimą.